Tai kiek jūsų nuomone, na, pačią jūsų vietinę bendruomenę tai kažkaip sulipdys, suvienys, ar kaip tik vis dėlto žmonės, na, bus labiau pavargę, nes visą laiką toks jausmas bus kaip po tuo padidinamuoju stiklu, kad visi žiūri, kaipgi jiems čia sekasi. Pone Tučienė. Manau, kad kardinaliai tai aišku nepakeis, tačiau mes jau senai kalbam ir skelbiam tą žinią, kad mes būsim ta mažoji Lietuvos kultūros sostinė ir kad kviesime visus dalyvauti, bendrauti, bendrai sutelkti. Būtent visus galinčius, visas pusės, kaip minėjau, įvairaus amžiaus, įvairių profesijų. E, Ar gyventojai noriai atsiliepia į va tokius Žinokit, pakvietimus? atsiliepia. Atsiliepia, tik tai reikia, aišku, pačiam, sakykime, aš turiu puikią bendruomenę, sakykime, bendruomenės pirmininkę, aktyvą, kuris iš tikrųjų atsiliepia ir netgi kviečiant, kad ir per socialinius tinklus atsiliepia žmonės, eina, daro. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų mes tos metus praleisime būtent daugiau apsijungę, daugiau bendraudami toje bendrystėje.